mažai pinigų reformų buvo sėkmingos, tai tas nepasitikėjimas yra suprantamas, aš manau. Bet tada aš būčiau daug tvirtesnės nuomonės už. Dabar nesakyčiau, kad reikia laukti, nes ilgai bent jau, nes mes negalim Lenkijos argumentų taikyti, mūsų situacija yra kitokia. Ir jeigu daugiau prekybos vyks su eurozonos šalim, mes mokėsim vis daugiau už tai. Bet man norisi daugiau skaičių, daugiau to apčiuopiamo argumentavimo. Tai jūs sakysit, kad neatsakiau į klausimą. O kodėl Didžioji Britanija? Įsigedo savo ir gyveno savo ir protingi. Galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad jų svaras yra laisvai svyruojantis, jų valiuta yra istoriškai viena svarbiausių pasaulyje, jau senokai doleriui nusileidžia, bet vis tiek svarą daug kas laiko patikima tvirta valiuta. Plius jie turi Londone, kaip žinot, City finansų centrą, kuris yra vienas pagrindinių pasaulyje. Tai mums su Vilniaus birža nieko lygintis, niekam Europoje iš esmės, net ir Frankfurtui nieko lyginti su Londonu. Tai visą tai jiems suteikia tiek svorio, kad jie turi tą prabangą svarstyti. Plius Britai apskritai yra specifiniai ta prasme, kad ten sustiprėjusios euroskeptiškos nuotaikos tiek, jog, žinot, kad jie planuoja 17 referendumą apskritai dėl narystės tolesnės Europos Sąjungoje, iki tol tikisi persiderėti, peržiūrėti kai kurias narystės sąlygas. Tai bus sudėtingas procesas. Manau, beje, šitas dalykas gali paveikti ir tai, kaip škotai kitais metais rugsėjo mėnesį balsuos referendume dėl Škotijos nepriklausomybės, nes škotai norėtų įsivesti eurą. Ir jie nėra tokie euroskeptiški kaip Britai. Čia irgi įdomus skirtumas, bet kol kas 50% škotų už buvimą Britanijoje pasisako, apklausose 30% už išėjimą. Tai jeigu Britanija dar labiau pasuks į tą euroskeptišką poziciją ir atrodys, kad jinai gali išstoti iš ES, tada gali būti, kad daugiau škotų dėl to balsuos už atsiskyrimą nuo Britų. Tai va čia tokie įdomus procesai vyksta šiuo metu. Atsiprašau,